39 diena nuo objekto statybos pradžios, nors realiai nuo praeito filmavimo darbo dienų buvo tik tai 3. Dar prieš Kalėdas darbuotojai nustojo dirbti, tarpušventį nedirbo ir va čia tik tai kelios dienos po naujųjų metų gavosi darbo. Kas per tą laiką padaryta? Uždengė stogą beveik vienos pusės, o kitos pusės dabar tik tai dengiamas stogas. Įstatyti jau langai visi, na, o namo viduje jau pradėtas šiltinimas. Dedama vata, po truputį darbai vyksta. Labai įspūdingai atrodo va šita erdvė, tikrai bus svetainė tokia kaip bažnyčia, netgi norisi sakyti, na, iš tikrųjų 7 metrai va šita kolona, didžiulis aukštis, čia bus gyvenamos patalpos. Šita siena laikančioji turėjo būti pastatyta dėl vėjo apkrovų. Patalpa dar įdomi to, kad stoglangiai beje kiekvienam kambarį bus, net 6 stoglangiai. Šiuo metu yra užsakyta jau fasado apdaila, o užsakovas tuo tarpu daro banko vertinimą, tiksliau jis jau yra baigiamas, kreipsis į banką, gaus pinigų ir judėsim toliau. Greičiausiai, kad po šio vertinimo etapo jau nebus prastovų dėl finansų stokos. Dar gali mūsų sustabdyti šiek tiek orai, žiema, patys matot, viduj įšalo grindis, gali neišeit paruošti grindų betonavimo. Žiūrėsim, kaip bus, būtinai jums apie tai parodysiu, sekite kanalą.